Sveiki, šiame trumpame siužete pristatysiu, kaip Microsoft SharePoint priemonėmis galima valdyti užduotis. Pats SharePointas savaime turi užduočių valdymo priemonių, jos skirtos mažom komandom, kurios nori koordinuoti savo veiksmus, kur nėra daug užduočių, kur nėra didelių reikalavimų nuoseklumų įvykdymo, kur nėra didelių reikalavimų prieigos valdymui, atskaitomybei. Tai tokiu atveju standartinis SharePoint užduočių valdymo modulis yra pilnai tinkamas. Šiame pavyzdį matome, kaip atrodo mano asmeninių užduočių sąrašas, kur prie konkretaus projekto suvestos mano užduotis. SharePointas leidžia turėti bet kokį kiekį užduočių sąrašų prie projektų, komandų svetainėse ar bet kokiose kitose svetainėse, kur reikalingas darbas kartu. Užduotis pati savaime turi bazinę informaciją, tai yra jos pavadinimas, terminas, kas vykdo. Galima pasižiūrėti ir daugiau informacijos, tai yra prioritetas. Pats darbas užduotimis yra elementarus. Aš, sakykime, kaip užduoties vykdytojas, turiu pilną teisę keisti viską, kas yra užduotyje, įskaitant ir terminą, sakykime, aš dabar norėčiau savaitę nukelti. Lygiai taip pat aš galėčiau pakeisti ir vykdytoją, vietoj savęs kitą rašyti. Aš galiu pats keisti užduoties būsenas, sakykime, noriu padaryti, kad jinai yra baigta arba vykdoma. Ir šioje vietoje nėra didelio kontrolės mechanizmo ir užduoties autorius pilnai turi pasitikėti tuo žmogum, kuris vykdo užduotis, kad jisai jos neištrins, kad jisai jos nepakeis. Bet mažose komandose toks mechanizmas yra visiškai pagristas ir mažom apimtim užduočių valdymui jis yra tinkamas. Tačiau ką daryti, kai organizacija yra didesnė arba reikia užtikrinti ne komandos lygio, bet organizacijos lygmens užduočių valdymą. Ką daryti, kai tuo nori užsiimti aukščiausi vadovai, kurie nori būti tikri, kad paskirtos užduotis vykdomos ir vykdomos laiku. Jie pageidavo gauti kontrolės ir valdymo priemonės, o darbuotojai aiškius darbų sąrašus, formuluotės, ką jie turi padaryti. Arba įsivaizduokim, kad įmonėje yra priimami sprendimai direktorių taryboje ar panašiam valdymo organe. Ir tuos sprendimų vykdymą reikia užtikrinti, tai yra paskirti užduotis atsakingiams už atitinkamas sritis. Jie tas užduotis nori skaidyti, deleguoti savo pavaldiniams, kontroliuoti terminus, matyti visą vykdymo eigą ir istoriją. Tai tokiu atveju SharePoint'e galima naudoti mūsų sukurtą sprendimą, kuris skirtas būtent tokiems sudėtingesniems atvejams. Ir čia vartotojas pirmiausiai patenka į pradinį puslapį, kuriame jisai mato bendrą vaizdą tiek jam paskirtų užduočių. Tai yra pirmas sritis yra tai, ką aš kaip vykdytojas vykdau. Matau, kad aš turiu 5 vykdomas užduotis, nei viena nevėluoja. Matau netgi veidukus tų žmonių, kurie man yra tas užduotis paskyrę. Kartais tas supaprastina užduočių vykdymą, tai yra, kai žmogus mato, kad tiesiai iš vadovo jam yra atėjusios kelios užduotis, jisai galbūt didesnių prioritetų jas atsidarys ir peržiūrės. Iš kitos pusės aš matau ir visą savo ūkį, tai yra, ką aš esu paskyręs kitiems. Šiuo atveju matau, kad 3 užduotis dar net nepradėtos vykdyti, vadinasi, tas žmogus jau dar net nebuvo tos užduoties atsidaręs, 12 yra eigoje, 3 yra vėluojančios ir nei viena nelaukia mano jokių veiksmų. Šalia to aš matau ir savo įvertinimą, tai yra sistema dinamiškai apskaičiuoja rodiklius, iš vienos pusės mano kaip vykdytoja, iš kitos pusės matau, kad man visai neblogai sekasi ir kaip užduočių autoriui. O kaipgi atrodo pačios užduotis ir kaip žmonės daugiau, jeigu jų yra negu 2,
dalyvauja užduoties vykdyme. Kaip matėme standartiniam SharePoint atveju, tai buvo 2 veikiantis asmenys - autorius užduoties ir vykdytojas. Šiuo atveju pažiūrėkime mūsų sudėtingesnės užduotis. Ir sakykime, aš turiu eilę vykdomų užduočių, viena iš jų yra atnaujinti ISO procedūras. Atsidariau, pasižiūrėti, kas viduj. Aha, ir matau, kad čia yra iš tikrųjų visas užduočių medis. Ir mano konkreti užduotis yra štai šitoje vietoje atnaujinti ISO procedūras. Ir mano šita užduotis yra didesnio darbo, kuris vadinasi atidaryti ofisą Londone dalis sudedamoji. Ką aš dar matau, kad įmonės direktorius tą užduotį buvo paskyręs savo asistentai. Jinai sukūrė, delegavo užduotis Dariui, Rasai, Mantvydui, Giedriui. Ir šie savo ruoštų dar sukūrė užduočių Darius Ievai, Mantvydui, Irmantui ir taip toliau. Tai yra nuo to startinio taško, kai buvo realiai tai iškeltas tam tikras tikslas iš įmonės vadovo atidaryti ofisą Londone, kuris nustatė terminą ir paskyrė atsakingą žmogų, toliau komanda dirba saviorganizacijos būdu, tai yra be iš anksto apibrėžto tam tikro algoritmo. Kiekvienas dirba savo kompetencijų ribose, padalina užduotį į mažesnės ir paskiria savo kolegom. Kas yra gerai šiuo atveju, kad kiekvienas turi savo atskirą gabaliuką tos užduoties ir jisai mato, už ką jisai konkrečiai atsakingas ir iki kada. Nėra blogiau, kai prie užduoties dirba daug žmonių, bet tikslas yra vienas ir kiekvienas nejaučia savo dalies, tai yra už ką jisai konkrečiai atsakingas. Galbūt lengviausia galvoti, kad kažkas kitas turi tą darbą padaryti, aš čia tik šiaip savo įtrauktas. Tai tas toksai supersonalizuotas ir padalintas užduočių medis, jisai labiau leidžia darbuotojams jausti, ką jie turi padaryti, iš kitos pusės kontroliuoti darbą. Tai yra įmonės vadovas, kuris paskyrė šią užduotį, jisai atsidaręs iš karto mato, kiek ko vyksta, vėluoja įvykdyta, kas ką yra padaręs, kokius komentarus parašęs. Iš kitos pusės čia nėra tokios laisvės kaip standartinio SharePoint užduočių valdymo atveju. Aš negaliu atlikti jokių užduoties pakeitimų, nei termino, nei būsenos kitaip negu per man suteiktus veiksmus. Sakykime, šiuo atveju aš galiu paprašyti naujo termino, tai yra nukelti užduoties vykdymo terminą. Negaliu savavališkai to padaryti, vadinasi, užduoties autorius gaus žinutę, kurioje bus pasakyta, kad tas terminas turi būti pakeistas, jisai pakeista terminą. Aš galiu siūsti įvairias būsenos žinutės, tai yra kas pasikeitė, ką aš naujo turiu ir galiu įvykdyti arba atmesti, atsisakyti vykdyti užduotį. Priklausomai nuo to, kas aš esu užduotyje, sakykime, atsidaręs kitą užduotį, aš jau matysiu kitokį mygtukų rinkinį, tai yra grinai nuo to, kas aš esu, kokios mano teisės prie užduoties, aš galiu atlikti vienus ar kitus veiksmus. Kas dar yra patogu, kad iškart prie pačios užduoties turime ir dokumentų bibliotekėlę, kur komanda, siekdama to bendro tikslo, jinai gali kurti dokumentus, juos talpinti iš karto prie pačios užduoties. Čia standartiškai prie SharePointas palaiko yra ir versijavimo galimybė, tai yra, jeigu, sakykim, matosi, kad Mantvydas įkėlė dokumentą, tai Kestas yra modifikavęs ir tai yra 4 dokumento versija. Tas leidžia nesiblaškyti po įvairius tinklinius diskus ar savo C diską, My Documents ar dar kažkur tai. Tai yra visi, kas reikalinga užduočiai atlikti dokumentai, gali būti pasidėti vienoje patogioje vietoje ir visiems bendrai prieinami. Kitas labai patogus ir naudingas dalykas yra istorija, užduoties vykdymo istorija, kur yra viskas, kas įvykę nuo pačios užduoties sukūrimo pradžios iki pačio momento. Šita funkcija yra patogi iš vienos pusės pačiam darbuotojui, kuris prie užduoties dirba, jeigu užduotis yra ilgalaikė, prisiminti, kas yra vykę, ko jo buvo prašoma, kokie buvo komentarai, o tam, kuris kontroliuoja, tiesiog įsitikint, kad viskas buvo vykdoma taip, kaip sutarta. Skirtingai nuo to, ką mes matėm su standartiniu SharePointu, ką galima padaryti,
Šitas modulis būtent padeda valdyti sudėtingesnės užduotis. Kai kas gali netgi teikti, kad šiek tiek panašu į projektų valdymą, tačiau yra ir esminis skirtumas. Projektų valdymo atveju tai yra iš anksto suplanuotas visas vykdymo kelias ir planavimas yra labai svarbi vieta. Tai čia šiuo atveju yra šiek tiek kitoks scenarius, kai yra tikslas ir terminas, o toliau komanda pati organizuojasi savo darbą. Jei jūsų domino šios sistemos galimybės, kreipkitės į OBSEKA Soft. Mūsų specialistai įsigilins į jūsų iššūkius ir padės parinkti geriausią sprendimą. Ačiū už dėmesį.